GoPro pamėginti pasijungti. O. Kaip ir turėtų, jau eins, kad liuks. Liukas eina, ar ne? Filmuoja. Jo. Tai gerai, tai ką mes tada baigėm šitogį. Baigėme tatuiruotėmis, kalbėjome apie tatuiruotės ir apie, kad už jas tam tikros įstaigose reikia atsakyti, kad ateini į sporto klubą ir visi su tatuiruotėm, ir vyresni, ir jaunesni. Ir toks išskirtinumas lieka, kad jeigu tu esi be tatuiruotės, o tu esi išskirtinis. Tai visi su tom tatuiruotėm. Tad kaip Biblijoje rašoma, kad kūno šventovė, kad neterš savo kūno. Taip jutko, domėjausi apie tatuiruotės ir vienas dalykas yra kalėjiminės tatuiruotės, viena tema, kitas dar dalykas iš ezoterinės pusės, kad ką daro tatuiruotės, kad juos suteikia seksualumo arba skorpiono požymių žmogui. Kad reiškia tos tatuiruotės, kaip, nežinau, po porno stars arba ten skorpionai, jie turi tas didžiulę seksualinę energiją. Šiaip skaitosi, kad skorpionas yra pats stipriausias zodiako ženklas, kad kai gimsta skorpionas, miršta kažkoks tai šeimos narys. Atiek yra stipri energija. Reiškia, kad jam ateiti ir, būna sunkus gimdymas, nes nesukirties gali. Jo, nes skorpionas jau, skaitosi, kad jau pats stipriausias. Ir pas jį didelis yra seksualinė energija stipri ir didelis seksualumas. Ir kad jeigu žmogus, jis nėra seksualus arba nori būti seksualesnis, jis darosi tatu, kad suteikti savo daugiau tų skorpioniškų reikalų. Čia galima per adatas ir užsikrėsti, ir ligas visokiausias pasigauti. Taip, ir apskritai tu energijas paišais ant savęs tam tikras ženklus, vis tiek ženklai yra energija. Ir kokius ženklus paišaisi. Ir ką darai, ar čia sąmoningai, ar ten kaip ir Aš esu daug matęs, aš suprantu, kad yra įvykis kažkoks įvyksta. Kai tu ten, sakykime, klinikinį mirtį patyrė, ar tu ten į kalėjimą atsisėdai, arba išėjai iš kalėjimo. Pavyzdžiui, kaip kalėjiminės tatuiruotės, tarkim, tos vadinamos hotkės, sakykime, tai nupaišo bažnyčią ir nupeša, sakykime, tas varpinės. Ir kiek tų varpinių yra, tai reiškia, tiek tų hotkių buvo, tiek tų kartų į kalėjimą sėdėjai. Arba visokios būdavo abreviatūros, kai, sakykime, toks mitas yra apie tatuiruotės, kad dar tais tarybiniais laikais, stalininiais laikais, kad būdavo, sakykime, mirties bausmės ir jos būdavo tarp kitko visam pasaulyje ir netgi iki šiol yra. Tarp kitko mirties bausmės yra Amerikos valstijos, Rusija, ten, nežinau, ten kas Kinija, ten dar kažkas, Arabų Emiratai, nesmė. Ir kad tau nepadarytų mirties bausmės tam žmogui, jis išsitatuiruodavo Staliną arba Leniną. Nes tipo, kaipgi jį su ta tatuške, tipo, reiškės, nužudys. Arba man iškilo dar viena, žiūrėjau tokį filmą, kur buvo vykdomas mirties bausmės. Ir ten žmogus, kuris dirbo toj sistemai, arba buvo netgi toks smulkus vadovėlis, ir ant tiek tokių baisių dalykų papasakojo, kad ant tiek žmogus nori gyventi. Sakykime, yra mirties bausmė paskirta žmogui. Ir tie žmonės, kuriem yra paskirta mirties bausmė, laikomi tam tikroje patalpoje ir tam tikras kalėjimas yra. Ir jis jame dirbo. Ir pasako tokių dalykų, kad žmonės savo, būdavo toks mitas, kad žmogus išsibado savo abidvi akis, tikėdamasis, kad kažkur tai girdėjo sluchą, kad jeigu jis yra aklas, tai jam nebus padaryta mirties bausmė. Čia false. Padaro mirties bausmę, nuveža. Toliau, važiuojant mirties bausmę, suviniojamos rankos, užkirpšama burna, tam, kad jis nerėktų, nesipriešintų ir dažnai net nepranešama yra, kad važiuojam. Nuveža žmogų, reiškia, tarkim, 3-4 žmonės patalpina į mašiną, išvedinėja ir tiesiog, ir kaip ten filmuose rodo, kad stovint, žmogų pastato ant kelių tam, kad būtų patogiau banaliai šaut. Nes jeigu žmogus stovi, kaip tu jam galvą iššausi. Bet dabar tos mirties bausmės, žinai, jos nieks nenori tokios karmos prisimti, kad tiesiog tą žmogų, žinai. Tai aišku. Tai čia labai tokį, čia jėmies ant savęs nemalonų reikalą. Nes jeigu tikint karmą, pavyzdžiui, žmonės, kurie, pavyzdžiui, nužudai žmogų arba nužudai daug žmonių, tai, kitaip sakant, tu atgimsi tiek kartų, kad irgi būtum nužudytas.
tų žmonių. Kad Pasikeisti, sužinotum, ką tai reiškia. Koks kaipas. Sužinotum, koks tai dalykas yra. Ir kaip dabar subtiliai pasakyti. Su išprievartavimais tas pats. Su išprievartavimais, su bet kokiu skausmu. Tu žmogui padarai blogį kažkokį tais. Tavo visatą supažindins kitoj pusėje, ką reiškia. Kitoj pusėje pasikeisti vietomis. Arba, sakykime, kaip žmonės, sakykime, negalvodami siunčia į tam tikrą šalį pinigus pirkti ginklus, kurie žudys žmonės, reiškia, jis prisima atsakomybę už tą reikalą. Čia labai yra tokia tema. Jo. Arba kitas pavyzdys. Yra benamis, jis prašo išmaldos. Ateini pas tą benamį, prieini ir greičiausias dalykas yra duoti pinigus. Duodi pinigus, tam 5 litus, 5 eurus duodi, 10 eurų. Ir kas atsitinka? Jis už tos pinigus greičiausiai nupirks svaigalų ir padarys kokį nors nusikaltimą. Arba nužudys žmogų, arba kažką pavogs, ar sumuš. Ir dalį tos karmos nuodėmės tu pasimsi, nes tu buvai viena iš priežasčių, tu davai jam resursus, kad jis tai padarytų. Jeigu tu būtum nupirkęs jam duonos, jis pavalgytų, ir taip tau kaip ir ramu. Taip ir su tais, sakykime, rėmimais. Duodi pinigus. O tu duodi? Aš visą laiką duonos, aš nupirku, pavyzdžiui, kibiną, nupirku kelis kibinus, taip ir ne per seniausiai irgi buvo, tai nupirkau tam kelis kibinus ir atsigert kažko, sulčio, Coca-Colos. O vieną kartą čia Lidle, žiūriu, stovi, nuvariau, nupirkau kibinus, grįžtų nėra, taip pat surėjau tas kibinas. Bet reikia maisto duoti. Aš taip pakomunikuoju, iškart paklausiu, žinai, kam tau reikalinga. Nors kartais ir kartais sakau ne, nes iškart kažkaip pajaučiu, bet būna tokių kartų, dažniau gal duotų, bet yra tokių atvejų buvę, kad nenorėjau duoti, tada sakau, tai ką darysi? Tai sako, ar kaip ten buvo, kad jisai kažkaip, sako, eisiu alaus, sako, pirkti. Sakau, kažkaip neduosiu, ar kaip aš ten, neatsimenu dabar tiksliai, bet jisai, kad, sako, bent jau nemelavau. Ir ta ištarė, bent jau nemelavau. Ir aš tada nuėjau, paėmiau ten, daviau jam tų pinigų, nes jisai nepamelavo, kad jisai išgerti. Žinai, nepamelavo. Jo, bet... Ir sakau, tai eisi išgerti. Tai eisiu, sako. Sakau, tai neduosiu. Ir jis taip atsisuk, tai bent jau aš nemelavau. Galvoju, tai gerai, imk tu ten, jeigu tau jau iki pilnos laimės. Jo, bet geriausias dalykas, vienas dalykas, kad galima gal duoti, ar kaip, nes žmogus gali, sugirdėjęs, numirti net, jeigu jam reikia pachmielą padaryti ir jis nepadarys, yra tam mirčių tų atveju. Nes jis neištveria to, bet reikia stengtis geriau, mano galva, paimti maisto, kokio nors reiškia, nupirkti, nes jeigu jis kažką padarys, tu būsi ta priežastys, kad, o kam tu reikia, arba žmonės nesusimastydami, nesuprasdami metafizikos, nei kiek ezoterikos, jie, pavyzdžiui, siunčia, neminėsiu šalies, siunčia kažkur tai pirkti ginklam. Ir paskui jis priims tą karmą. Čia mes prieš tai šnekėjome apie energiją ir dėmesį, kur tu dedi. Kur tu dedi tą dėmesį, ten tas dalyks au. Tai kad vienas veikėjas nupirko už tą namą, tai aš tik sveikinu tą dalyką, nes tie pinigai nebuvo nupirkti ginklam ir kad žudyti žmonės. Tebūnės būna ir gerai, kad ginklam tos pinigus išvogė, nes taigi jie būtų panaudoti tiesiogiai, žudyti, žaloti žmonės. O Jėzau, vieną blogį, kitų blogių. Jo, taip sakant, geriau paremti. Tiesiog. Dabar aptarėme tatuiruotės. Kas čia toliau? Toliau. Mes einam ne pagal planą, bet kai einam ne pagal planą, geriausiai ir sekasi. Galima apie mokyklas kalbėti. Aš žiūrėjau podcastą tos Veronikos, tokia žymi mokytoja, kuri filmuoja tiktokus. Ir irgi įdomiai kalbėjo, kad mokytojas pavydi jai, kad jinai uždirba pinigus, jau kaip ir daro tas privačias, individualias paskaitas per kompą. Ir pasakoja apie tėvelius, mamytės, kurios įsiveržia į pamoką ir pradeda rėkti ir žeminti. Ir tad visai kitaip, kad darykite vaikui taip, mokinkite vaiką taip, tai tavo patirtis. Nors aš turiu pedagoginį... Aš manau, kad iš vis Lietuvoje yra labai, čia pasakyti, pati ta sistema yra moksla. Mes turėtume visai kitokius mokslus, ten
tarkim, istorija yra history, ne veltui yra his story, A. jo istorija. Jo istorija. Ir tokius mokslus kaip istorija, kurios gali kiekvieną dieną tu kažką gali atrasti, kas paneigtų visiškai buvusius 2000 metų, ne? Taip. Ir tas pats su geografija, tas pats su bet kuo. Su biologija, Tai su biologija, su bet kuo, ne? Ir Visur tą meras. visą švietimo sistemą kažkaip tai mes turėtume iš tikrųjų skatinti, kad mokytojai būtų prestižiniai. Nu, prestižinė čia yra, nu, nes tu savo vaikus tu leidi 12 metų. Taip. Tu realiai, jie auklė, jie daugiau su mokytojais būna negu su tėvais. O ta specialybė yra padaryta, nu, tokia šiukšlinė tokia. Yeah. Mokytojai bijo išeiti prieš, aš kiek esu matęs situacijų, kada mokytojai patys bijo vaikų ir tie vaikai yra 6, 7, 8, kurie grasin mokytojam. Tai, nu, sudėtinga situacija ir patys mokytojai turėtų nebūtų uždari toj savo programai, kaip mes sakėme, ne? O patys irgi domėtis. Aš manau, kad ten ateities mokyklose tokia kaip astrologija, numerologija, Turėtų būti. human designai turėtų mokinti apie žmogų, apie visą, kas čia yra, kaip čia viskas Psichologija yra, turėtų visą būti psichologija, taip. Logika kokia nors turi būti. Mokintis pačius, mokytis ne tai, kad kalti, bet mokintis, jeigu tu čia, kaip žinai, išmokti, pagauti žuvį ir duoti, tai yra labai lengvai, bet jeigu tu išmokysi jį žvejuoti, tai jisai pats pasigaus, išmokyti kelti klausimus, tiesiog užsiduoti savo klausimą, kodėl mes sergam, pavyzdžiui. Aš užsiduodavau klausimą, ne, kodėl mes sergam. Ir aš pagal tą klausimą aš jau ir mokinausi apie sveikatą, apie visokias žolelės, apie visokią sveiką gyvenseną, meditacijas. Taip, bet aš išsikėliau, kad man nesąmonė buvo, kad žmonės serg. Man atrodo, kad dvasia man kažkaip nesusiję, čia kūna yra reikalas, ne, sergims, o sielos tai čia visiškai, man svetima tas buvo.